Labas visiems, kas supranta lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba BK filosofija. Stebint žmonių elgesį gėrio atžvilgiu, juos galima suskirstyti į 3 grupės. Pirmoje grupėje žmonės, kurie savo prigimtimi yra geri ir visuomet išlieka geri nepriklausomai, kaip gyvenimas ar aplinkybės susiklosto. Antroje grupėje žmonės savo prigimtimi blogi, tai niekšai, išgamos, padugnės, banditai ir ką bedarytume, jie visuomet liks tokie. Trečia ir pati didžiausia žmonių grupė – tai žmonės, kurių elgesys priklauso nuo aplinkos, prie kurios jie labai greitai prisitaiko. Jeigu aplinkoje daug gėrio, jie būna geri, bet jeigu aplinkoje daug blogio, jie tampa blogi. Gyvenime blogis būna agresyvesnis, todėl gėrių dominuoti labai sunku, jis sukyla tik tada, kai būna visai užguitas. Stebint žmonių elgesį proto atžvilgiu, situacija panaši, kur analogiškai yra 3 grupės žmonių. Pirmoje grupėje žmonės, kurie savo prigimtimi yra protingi ir visuomet išlieka protingi, nepriklausomai kaip gyvenimas ar aplinkybė susiklosto. Antra žmonių grupė savo prigimtimi kvaili ir tokie išlieka iki grabo lentos. Trečia ir pati didžiausia žmonių grupė, kurių protas priklauso nuo žinių. Jeigu žmonės gauna protų reikalingų žinių, jie būna protingi, bet jeigu ne, tai lieka kvaili. Apibendrinant, mes galime pasakyti, kad žmogaus gerumas ar blogumas priklauso nuo aplinkos, kurioje randasi, o protas ir kvailumas priklauso nuo žinių, kurias jis turi savo galvoje.